Sveikas gyvas. Sveiki, Vytautai. Ilgai lauktas mūsų susitikimas, nes jau žemės tyrimai jau mūsų kokias 2 savaitės kaip atėjo ir daug kas klausinėja manęs apie tuos žemės tyrimus, bet pradėkim iš eilės, nes jau dabar daug susikaupė, tai galim kažką aptarti, aš tai supratau. Tai taip, tai tada šiandien aptarsim dirvožemio mikrobiologinės žemės tyrimus, kurie padaryti pas Vytautą Lakuose. Ir buvo palyginamas 2 purškimai. Tai gal jūs, Vytautai, dabar iš karto plačiau pakomentuokit, kas buvo lyginama. Tai ten buvo paprasčiausiai lyginama, vien tik tai buvo kasas ir buvo bioversija produktai, buvo Grow ir Sponžas. Buvo melasas? Ne, nebuvo. O kitas buvo kasas ir ten buvo 7 litrai melasas ir ten buvo Plocher humusinga dirva, 0,5 litro dėta ir viskas. Tai tvarkoj. Tai galėsim aptarti šiuos rezultatus ir daugiau dar aptarsim lapų tyrimus. Rapsuose kokie rezultatai ir kokie yra žieminėse kviečiuose. Ir aš ne tik jūsų aptarsiu, bet kadangi iš karto labai daug ūkininkų darė skirtingų Lietuvos vietų, tokias bendras tendencijas ir, sakykime, gal kažkokias rekomendacijas, kam bus įdomu. Tai gal aš tokią bendrą įžangą padarysiu prieš, dabar dėl ko tie dirvožemio mikrobiologiniai, sakykime, aktyvumo tyrimai ir dėl ko tie lapų tyrimai. Makro-mikroelementų kiekiai nustatyti. Pagrindinė idėja tai surast sprendimus, kaip ūkininkui iš hektarą uždirbti daugiau, jeigu jis uždirba iki šiol. Bet tą galima padaryti, tai tą, ką gali kontroliuoti. Tai ūkininkas dažniausiai gali kontroliuoti tręšimus, jis negali kontroliuoti oro ir, sakykime, rinkoje esančių kainų. Tai mes ir orientuojamės į tręšimo sprendimus. Ir dar tokie įžangai, kad man buvo keista, kaip dirbo agronomu, tarkim, ar yra 500 hektarų ar 1000 hektarų ir kažkokia nusprendžia agronomas ar, sakykime, vadovas technologiją ir visiems tiem hektaram taiko tą pačią technologiją. Ir tada nežino, ar iš tikrųjų ta technologija veikia ar neveikia. Čia, sakyčiau, daugiausiai uždirba tie, ir čia jau sakau iš praktikos, nes dirbu daugiausiai su tais ūkininkais, kurie daro bandymus ir lygina skirtingas technologijas. Ir šitą privedu prie šitų 2 testų, tai yra dirvožemio ir lapų tyrimų, kad su jais labai lengvai greitai išsiaiškisi, ar iš tikrųjų, ar pasirinkti, sakykime, produktai ar technologijos iš tikrųjų veikia. Tai labai greitai galima patikrinti. Tai čia būtent dabar šitie žemės tyrimai ir šičia, kur yra kviečių lapai, yra paimti, čia būtent iš to pačio lauko yra palyginimui. Tai va, galėsim palyginti ir dar iš tos tokios praktinės ar, sakykim, teorinės pusės, kad dirvožemio tyrimai nebūtinai koreliuoja su tai, kas vyksta lapuose. Dėl įvairių priežasčių. Nesvarbu, kad ten, tarkim, rodo, kad pas jumis ten daug kalio ar fosforo, bet jo gali būti trūkumas. Tai gal tada einam prie rezultatų. Ir čia jau Vytautas buvo paminėjęs, ką jis naudojo skirtingai. Bet iš mano pusės, ką aš skaitau ir domiuosi, kad žinau, kad, sakykime, kas tos trąšos yra agresyvios dirvožemiui ir netgi, sakyčiau, netgi lapams. Ir gal Vytautas patvirtysit, kad gali ir sustresuoti pats augalas nuo kaso. Tai būtent tas ir yra. Čia, jeigu ta prasme, net, aš pabandysiu po to įkelti iš OnSoil'o yra nuotraukėlės. Ten labai gerai matosi, pavyzdžiui, kur buvo nupuršta kasas tas grynas ir kuris buvo su
su melasa, kuris buvo naudotas. Tai akivaizdžiai net, sakau, per on soilą net matosi, kad yra apdeginti lapai. Ten nieko tragiško, ta prasme, čia tragedijos tokios nėra, tokios didelės, sakykime. Vienintelis, kad apdeginai tuos lapus ir šiek tiek dirba, aišku, mikroorganizmų dalis žuvo. Nu, to mes nepageidaujam, aišku. Tai, bet va šitam, sakykime, teorijai tam yra reikalingi testai, kad įsitikinti. Tai gal šiek tiek pasakysiu, kas čia per testas. Tai yra dirvožemio testas, kuris siunčiamas į Ameriką. Ir ten praktiškai per savaitę laiko gaunami rezultatai. Čia po to Vytautas gal įdės ekrane, kad matytų. Čia bus apie kainą kalba. Bet pagrindinis rodiklis, ką turėtų ūkininkai žiūrėti, tai yra mikrobiologinis aktyvumas. Jis išreikštas CO2, kiek iškvepia mikrobai per parą laiko. Ir kas įdomu, kad šitas mikrobiologinis aktyvumas koreliuoja su derlium. Vadinasi, kuo pasimis jis didesnis, tuo derlius potencialas yra didesnis. Ir čia reikėtų turbūt pasimokyti iš amerikiečių, nes jie dešimtmečiais lenkia. Ir ką turiu galvoti, tai nautila. Kuo anksčiau taikytas nautilas, tai iš jų ta informacija ateina, tuo tas mikrobiologinis aktyvumas yra didesnis. Tai dabar palyginimui tenai, kur buvo naudota, sakysim, melasa ir be melasos, tai ten buvo 1,5 karto didesnis tas mikrobiologinis aktyvumas. Tai čia aš tik tai norėčiau pabrėžti tą, daug kas neteisingai supranta. Galvoja, kad melasa yra ten, sakykime, maistas bakterijų kažkaip tai ar kaip. Nežinau, aš tiesiog, gal tu Justinai labiau tiksliau pasakytum apie tą dalyką, bet čia man tokių buvo klausimų, sako, tai ką, čia dedi bakterijas ir reikia plus melasos dadėti, kad jas pamaitinti. Nu, aš kažkaip netaip galvočiau visai. O kaip jūs galvote, aš turiu savo nuomonę, bet aš pasakysiu, pasakykit. Aš tai galvočiau tai, kad, nežinau, vis dėlto cukrus yra, nu, sakykime, jis kažkiek tai sušvelnina tą azotą. Tiesiog net sunku pasakyti, aš, jeigu taip moksliškai tikrai negaliu atsakyti iš to, bet kad realiai matosi dirvoje, tai tas faktas, kad matosi, kad nėra apdeginimo. Arba jisai yra minimalus, sakykime, apdeginimas. Tai vadinasi, jeigu minimaliai apdegina, tai vadinasi, tų mikroorganizmus, tos, net nežinau, nu kaip ir būtų tas cukrus, sakykime, mikroorganizmo maistas, bet nežinau, nu negaliu aš atsakyti. Aš irgi čia, nesakykime, ne ekspertas, bet savo, šio klausimo kaip tik dar ir su Vokietijos įmonė, iš Umintech konsultavus. Ir su kitais konsultantais, tai gal pradėsiu nuo kito kampo. Tai visų pirma, kas man užkliuvo Lietuvoje, kad kaip kalba apie tą azoto stabilizavimą, kalba tik tais apie melasą. Bet pagrindinis, sakysim, stabilizatorius dėl anglies, visų pirma, tai yra huminės rūgštys. Ir Lietuvoje kažkaip dar jos nėra tokios paplitusios. Visų pirma, noriu pasakyti, kad melasa nieko blogai, bet jie turėtų eiti kartu. Tai yra cukrus, ką jūs sakėte dabar priešingai, dažniausiai sako, kad yra cukrus mikrobiologijai, kad padidina mikrobų skaičių ir tada tą azotą tie mikrobai pas save į kūnus įsiterpia ir daugiau mirdami atiduodama augalui per Jo, nu aš taip kažkaip norėjau pasakyti, bet nesugebėjau išreikšti. Ir šitas, bet geresnis stabilizatorius yra huminės rūgštys dėl to, kad yra sudėtingesnė anglies molekulės. Ir tada dažnai laiką duodu pavyzdį, tarkim, jeigu norim šeluoti mikroelementus, tai nesugirdėti, kad kas nors tai darytų su melasa. Ta daroma su fulvar huminėm rūgštim. Tai dėl to ir sakyčiau, kasai būtų tinkamesnis. Bet čia biškai gal ir nukrypom. Esminis dalykas, kad su tais dirvožemio tyrimais patikrinam, kad tą sumažinamą neigiamą poveikį. Ir dar, kad, čia labai daug informacijos, reikėtų vien padaryti video, jeigu kam būtų įdomu, vien apie tos dirvožemio tyrimus. Ir kas, kad įdomu dar, visų pirma, šitie tyrimai buvo daryti per vėlai jau. Jie yra daromi, tarkim, savaitę ar 2 savaitės iki pagrindinio tręšimo.
nes tada išsiaiškime tokie dalykai, kiek ateina, aš taip vadinu, natūraliai azoto ir fosforo iš dirvožemio. Tai yra iš mikrobiologinio aktyvumo. Taip. Kuo paprasti dirvožemio tyrimai to nevertina. Jie vertina tik tai, sakykime, kiek gali ateiti iš tos cheminės pusės. Tai čia pagrindinis skirtumas. Ir dar to gaunasi, kad istoriškai ūkininkai pertręšia azoto ir fosforą. Ir dar vienas įdomus skaičius, čia kai Vytautas įdės pamatysit, kad ten, kur buvo naudota melasa, fosforo buvo prieinama dvigubai daugiau, negu ten, kur buvo nenaudota. O azoto panašiai. Čia toks vienas iš dalykų. Ir dar iš vienas, kad ten, kur buvo naudota melasa, tai tas druskingumas yra dvigubai mažesnis. O druskingumas yra blogai, ypač prie augalų šaknų ant dirvožemio. Tai galim, sakykime, teigti, kad sumažino tą neigiamą poveikį. Aš po to nebenoriu plėstis, nes čia yra daug informacijos, bet čia reikėtų kitų video. Čia reikėtų kalbėti, aišku, šitą dalyką jau čia grinai aptarti konkrečiai tuos tyrimus, nes čia žiūri, tu prisirašęs labai daug. Jo, bet aš nenoriu įsiplėsti, nes čia, pavyzdžiui, ir matuoja, kiek anglies yra prieinamos mikroorganizmam, koks procentas, kiek aktyviaus anglies. Tai ir nesiplėskim, padarysim atskirai. Jo, ir būtų įdomu daryti bandymus, bet čia galim gal kitais metais, nes kai pasidaro prieš 2 savaitės, tada gaunu atsakymas rekomendacija. Tada galim pagal šitą rekomendaciją amerikiečių ir pagal įprastą. Tada žiūrėti rezultatus. Bet kol kas palikim ir perikim prie lapų tyrimų. Tai gal pradėkim nuo numeris 1 kultūros Lietuvoje, tai žieminių kviečių. Tai dabar žiūrim Vytauto. Tai ėmėm dabar tik tais jaunus lapus, nes ar tie lapai gan... Tie seni buvo, tai ten suvytė, tai jų nepaimsi. O dabar buvo kas antras, kaip 1, 2 ir 3 linda, tik tai lapas. Tai 3 tik tai, kaip sakoma, adatėlė tam buvo. Čia irgi galim padiskutuoti, nes aš jau iš praktikos praktiškai neįmęs lapų galiu pasakyti, kaip tie rezultatai atrodys. Nes jie iš pradžios visą laiką atrodo gan panašiai. Tai visų pirma, kas užkliūna, tai didelis azoto kiekis. Bet čia pas visus nebijant pasimis. Aš suprantu, aš šiaip didžiąją dalį visą laiką pavasarį ir atiduodu. Nes čia yra gavę, skaityk, 200 kaso ir 80 sulfato. 200 litrų kaso ir 80 kilogramų fizinių svorio sulfato. Tai čia pagal veiklę, kas čia gaunasi, čia kažkas tai biški virš 100, čia atrodo. Ir ką noriu pasakyti, gal tokia mintis, kad augalas yra labai mažas, bendrai kalbant. Ir jam yra šiuo metu per daug, bet aš suprantu, kad tai yra techniškai kitaip neįmanoma, nes po to jau sunku atidavinėti tą azotą. Jo, paprasčiausiai dabar, taip susiklosti šiemet, kad mes gavom tų kritulių, taip. Ačiū, supranti, kad mes jų gavom. Bet dažniausiai būna taip, kad pavasarį tos drėgmės dar yra, o vėliau tos drėgmės nebelieka ir viskas. Tu gali duoti, kiek tu nori tos salietros, o vis tiek ten nieko neužauginsi. Šiemet yra toks šansas, kad dar, sakykime, tavo dabar, kas duoda antrą kartą, sakykime, tai dar galima kažką, tai biškai kažkokius rezultatus biškai pakoreguoti. Bet pagal tos tyrimus tai rodo, kad kol kas dar to azoto nereikia. Aš sakau, su karbamidu, sakykime, su žaizda galima bus vėliau biškai trupučiuką. Ir dar pasakysiu, kad tas nitratinis azotas augaliais yra labai, jis yra blogai, vien dėl to, kad jis parodo, kad neefektyviai išleidžiama pinigai, nes kaip amerikiečiai pasakoja, kad tas nitratinis ar amoniekinis azotas geriausiu atveju turi būti eiti 0 ir perversti tą jau į aukštesnės azoto formas. Ir tam, kad tas pervertimas įvyktų, reikalingi ten 4 pagrindiniai elementai, aš pasižymėjęs juos ir po to privesti prie boro, apie ką norėjau pakalbėti šiandien. Tai reikalingas magnis, pasimis yra šioks toks trūkumas,
Nors dabar ir gali grįžti prie dirvožėmio tyrimų. Tai kito dirvožėmio pilna magnio, ne? Augalė trūksta ir kaip paaiškinti šitą. Nu, tai čia tai sunkiai paaiškinti. Jisai nebent yra susijungęs magnis su fosforu, kuo jisai jungiasi. Taip, arba vienas, tarkim, jeigu labai daug kažkurio vieną elementą blokuoja kitą. Nu. Po to, tai dar kartą pasikartu, reikalingas magnis, siera, pasimis sieros gan daug, jūs gal... Aš sulfatą tik daviau dabar. Sieros ir užtenka. Nu. Po to molibdeno reikalingo, su molibdenu kažką. Molibdeno nedėjau. Tiesiog iš dirvožėmio gal jau užtenka. Ai, ankštinis buvo prieš tai. Tai va, gal dėl to. Ir dar reikalingas boras. Dabar apie borą noriu atskirą istoriją. Čia boro žiūriu nemažai reikia. Jo. Nu, jisai čia nemažas trūkumas dabar. Taip, tai dabar, kadangi gan nemažai ūkininkų siuntė iš visos Lietuvos, tai pagrindinis trūkumas yra boro. Bet gal šiemet, ar taip aplamai tu pagal... Dabar sunku pasakyti, galėsiu gal vėliau parašyti komentarą. Pažiūrės, kokius 4 metus galėčiau anksčiau pažiūrėti. Nu, įdomu, tai paprasčiausiai gal sakau, čia šiemet taip susiklosti. Nes rapsė, pavyzdžiui, boras, jeigu mes žiūrėtume, tai va, pavyzdžiui, tai čia kur tą pirmą darė. Taip, bet jūs borą, čia yra skirtingi dalykai. Bet jūs rapsą tai trešėt boro? Čia dar buvo neduota. Neduota? Čia nebuvo duota. Va čia va dabar, kur tu turėsi šiandienį apžvelgsi, ten jau yra duota boro, o šičia dar nebuvo duota boro. Ir dar gal tokia istorija pasidalinsiu, kad vienas konsultantas, kuris irgi dirba su ūkininkais, jis parodė, kad prieš išsiunčiant lapus, jis parodė, kad yra susibangavę kviečiai. Ir mes ten tiksliai nežinojom iš tikrųjų, kas ten yra, bet gaus atsakymus ir šiandien patikrinau tą informaciją, kad tos bangelės tai yra boro trūkumas. Ir tada klausimas, jeigu kiekvienam, kas siuntė, o ten siuntė gal nežinau, gal bijau pameluoti, bet kokį 20 mėginių, ir su 20 mėginių kiekvienam yra boro trūkumas. O tai boras dabar figūruoja, kuria prasme augalui dabar jisai fotosintezėje? Kaip ir kiekvienas, jeigu elementas ar mikroelementas, sakykime, ten gali 20 susirasti, bet man patinka, kur konsultantai pabrėžia vieną pagrindinę. Tada daug paprasčiau mąstyti apie tai. Ką boras daro, tai pagrindinė dalykas, tai jis perneša cukrų ir maisto medžiagų. Ir dar atsakingas už senelės. Tai gal tas bangavimas ir susijęs su tom senelėm. Tai dar tokia gal diskusija, bet šiaip ūkininkai boro kviečiasi nelabai purškia, mano žiniau. Nėra tokios labai didelės praktikos. Tai ne. Nu kažkaip niekada nesureikšmindavom šitą dalyką. Bet jeigu matom, kad iš tikrųjų yra tas boro trūkumas... Ne, tai dabar akivaizdžiai matau, tai čia praktiškai kaip ir reikėtų biškį boro įdėti, sakykime, ten nors kelius šimtus gramų, sakykime. Gal dar pasidalysiu patirtim, kad iš tų amerikiečių konsultantų, jie tai borą naudoja kviečiuose, tik noriu tą pasakyti. Ir jie ir per lapus naudoja, ir prieš sezono pradžią išpurškiant dirvožėmį. Ir tada su lapų tyrimais tikrinasi tą kiekį. Bet čia Lietuvoje dar tokios praktikos neišdirbau ir aš irgi praktikos daug neturiu, bet šiaip įdomu. Tai gerai, tada dabar toliau kalbant, šiaip yra tokie labai nežymus pasimis... Čia tas, kas dabar mažas matau. Chloridas. Chloras. Bet čia ir jis neturi būti didelis. Chloras. Viskas gerai. Jo, o po to pasimis galim dar padiskutuoti, nors esam ne kartą diskutavę, bet apie kalį. Kalio trąšų jūs nenaudojat? Ne. Visiškai ir neplanuojat naudoti? Nu, sezono metu dabar? Sezono metu nenaudoju. Nu, aš liucernai tik tai, kad esu naudojęs, o šitam lauke tai dabar kalį yra gavęs gal prieš kokius 5 ar 6 metus. Nu, 5 kokius. Bet jūs suprantat, istoriškai, jeigu paėmus, kiek Lietuvoje yra daug išpilta kalio trąšų? Aš žinau. Ypač kalio chlorido. Bet mano mintis, kad tiek daug nereikėjo, nes tai yra neefektyvu, nes sezono pradžioj, net iki vidurio, tie, kurie nepila, ir čia tik ne prieš, sakykime, prieš kelis metus tie grūdininkai pradėjo nebenaudoti tų kalio trąšų. Ką noriu pasakyti, kad nematau trūkumų. Jo trūksta tik tais, ir tai ne visais atvejais, kai pradeda formuotis varpa. Tik tada, tai ką noriu pasakyti, kad žymiai daugiau ūkininkas taupytų pinigų, jeigu
jeigu jis nėra užtikrintas, jeigu pasitikrintų su lapų tyrimais, negu kad naudotų tenai iš rudens ar pavasarį su, tarkim, su NPK trąšom, nes nei pas vieną ūkininką kol kas nematau kalio trūkumo kviečiuose. Nu, aš kokį 12 metų, kai trešiau kintamom normom, žinai, buvo Agrikonas padaręs tuos žemėlapius ir aš visą laiką trešiau kintamą normą, bet ten kalis pas manis labai jo nedaug reikėdavo, tas 50 hektarų laukas, o tas, apie kurį mes dabar šnekam, bet ten, aš nežinau, gal kokias 2,5 tonas tai reikėdavo, tai man to kalio. Jam, nu, jis ten ne visam ištisai berdavo, tik tai tas jau kritinės vietas, kur berda. Bet čia dar pavyzdys, kad jūs žinot, kad jų nereikia, o kitų ūkininkai tiesiog beria. Nu, tai, jeigu jau žemės tyrimų nepasidarai, tai iš viso tada, tai aišku, ten gal. Kiek pinigų neefektyviai panaudota. O kalbant apie mikroelementus, tai pasimis, sakykime, ant ribos ir jūs ten palyginus su kitais ūkininkais daug netrešia tų mikroelementų. Ne, tai ir parodos. Čia va, tas ir yra, kad aš, nu, tai va dabar šiemet, kad biški šiek tiek jau pirmą tą trešimą atidaviau, kur minėjau, aš ten filmukė savo tą visą receptą dabar net gaminsiu. Bet iš esmės ten, ką daviau, tai karbamidas pagrindė, ten buvo kalio monofosfatas buvo ir tas Vigor Plus cinkas manganas buvo. Tai va, visi tie, nieko aš daugiau ten nedaviau. Ir gal tada, po to, kad nepamirščiau, galim dar apie azotą šiek tiek kalbėti ar pasikartoti, apie karbamidą dar norėčiau įsiterpti. Tai apie karbamido efektyvumą. Ten ypač amerikiečiai yra išdirbę tą formulę ir čia, su kuriais dirba ūkininkais, ne vienas naudoja ir tie, kurie naudoja, tai pas juos nitratinis tas būna žymiai mažesnis, nes ta formulė padidina jo efektyvumą. Tai ta formulė atrodytų taip, kad karbamidas eina, čia priklausomai nuo kiekio. Nu tai čia forma karbamido yra azoto truputėlį kita, NH2. Jo, amidinis. Bet kad geresniam įsisavinimui ten yra keli komponentai, toks kaip ten 10 su 1 sieros santykis. Dažniausiai naudoja triosulfato arba magnio sulfato. Po to naudoja fulvo rūgštis ir molibdeną, nes molibdenas yra atsakingas už tą nitratinio pervertinimo aukštesnės formas. Ta formulė gan paprasta, bet, sakykime, nelabai dar kas ją praktikuoja labai. Bet tai ten jūsų Vigor, kur ten juk yra amino rūgščių ir fulvo rūgščių. Aišku, aš ten mizerį dėjau, bet iš esmės mano tas tikslas, aš tokį norėjau, kad suaktyvint augalą, ta prasme, kai jisai pats ieškotųsi daugiau. Ne, Optimigor nėra tenai fulvo rūgščių ir amino nėra. Turim atskirus produktus. Ne, Optimigor tai tais makro mikroelementai yra, cheluoti, organiškai cheluoti. O tada vėl grįžtant taip, tas trešimas per lapus tai aktyvina augalą. Čia ne tiek, kad paduoti per kiekį, bet kai tuos aktyvini tą augalą, tada jis ima daugiau per šaknis. Nu taip, tai mano, sakau, tokia idėja yra, kad, kaip sakoma, biškį duot paskanaut saldainį, o paskui tegu jisai pats čia žemės. Tai tiek ir gal tada apie azotą, kad nenušauktų mintis, kaip aš pasakysiu, kokią idėją, kur čia buvau kalbėjęs, kad apie amerikiečių konsultantus į Lietuvą atvežti, buvau užsiminęs, bet kaip sužinojau kainą, dar sakau, palaukim, nes gan brangiai kainuotų ūkininkai konsultuotis. Tai bet vis tiek idėja yra tokia, kad, tarkim, po sezono tai naudoti tokios medžiagos, kur, tarkim, kalbant apie šiaudus, kad padėtų jiem suirti greičiau. Ten yra turbūt anglies azoto šaltinis, čia tinkama ir melasa. Tai šitą, kai padarai, tada, žinai, tas padidėja mikrobiologinis aktyvumas ir tada ateina daugiau dirvožemio, ateina daugiau azoto natūraliai. Tada, kai šitą ateina, tada gali susimažinti stipriai azoto tręšimo normas. Ir tada tikrindamas lapų tyrimus papildai su karbamidu.
ir ką jie teigia, kad tada pinigais išeina geresnis rezultatas negu didelė dozėm sezono pradžioj. Nu, galbūt, nu, tai čia to su karbamidu, aišku, kad galima sužaisti tenais daugiau, bet, nu, kažkiek vis tiek dirvoj turėtų būti. Nu, tai, kaip sakai, biški mažesnė pradinė duotum, o po to dažniau su tais, tik va, kaip dabar, va, reikia nusipurkšti, va, augalus reikia reguliatorių, reikia nuo ligų, vėjas baisiausias viskas. Tu niekaip negali įeiti. Nu, aišku, su tokiu karbamidu galėtum ten pūsti tiek to jau ten, sakykime, su injektoriniais kažkokiais. Bet čia vėl atskira kalba. Tvarkau, tai tada gal perinam prie rapso. Tai pas rapsę pasimės sunku net ir ką pasakyti, nes atrodo, kad visko užtenka. Kaip šiaip atrodo jum rapsai šiais metais? Nu ką žinau, normalus rapsas. Nu, čia daug, pavyzdžiui, yra ankstesnis. Ankstesnis, ne? Nu, tai čia tas pirmas yra, čia dabar jau antras yra, iš to paties lauko. Supratau, galim, aš iš tos nepasiruošiu, bet galim greitai permesti. Ir sakėt, borą nepurškit. Jo, čia buvo. Ir čia antram irgi nepurškit borą? Antram jau buvo duota borą. Nes gal da pasakysiu, tie ūkininkai, kurie nepurškė borą, tai pas juos rodė trūkumas. Tai boras labai, augalas reaguoja borą, bet jūs purškėt. Ir čia dabar žiūriu, da padaugėjo, nu čia buvo jau vos ne maksimumas skaityk, o dabar kai uždavai. Nes aš matau pagal augalas labai traškus toksai, kaip sakoma, jisai toksai, nu, prisilė takšti, nu, jisai riebus, kaip pavadinkim, taip kaip šparagas, tas vadinamas. Tai gal vieną atkreipėt dėmesį, sieros labai daug. Amonio sulfatą? Amonio sulfatą daviau, bet, nu, 250 buvo fizinė svorė atiduota. Nu, drėgmės yra turbūt augalas. Nu, dabar drėgmės yra. Tai matomai jam jisai pasiėmė daug ir azoto užtenkamai. Azoto, bet čia vienas kažkuris sumažėjęs, biškai matau, kuris čia dabar yra sumažėjęs iš... Ne, čia viskas tvarkoj. Ir čia užteko. Čia buvo labai daug, dar buvo dar. Nu, tai aš sakau, čia daug, jau čia sumažėjo. Čia biškai jau sumažėjęs. Taip. Yra, jeigu lyginant, tai čia kažkuris čia yra. Gal čia labai daug buvo gavęs, o čia jau... Čia buvo nelabai seniai po tręšimo. Bet tendencija tokia, kad jeigu darytumėm dabar toliau tos tyrimus dėl įdomumo, tai matytumėm, kad į pabaigą, taip pat kaip ir kviečiam, azotas ir kalis krenta į apačią, nes tas poreikis eksponentiškai auga į sezono pabaigą. Tai čia vos ne karbamidą jau reiktų dėti. Tai čia niuansų yra, kas turi saveigus. Na, aš turiu, ta prasme, yra galimybės jau, kad nesulaužyti. Tai taip. Bet dabar pavyzdžiui, prieš žydėjimą nežinau, dabar jau žydėti pradeda. Aš sakyčiau, dabar nereikia, nes čia į sezono pabaigą. Ir šiais metais darysim daugiau bandymų, gal ir pas kitus ūkininkus tai pasidalinsiu. Nes aš pats noriu labiau įrodyti, kad tas karbamidas iš tikrųjų veikia. Lapų tyrimai tai yra tik įrankis. Geriausia, kai tu derlių nukuli, ar ten per kokybę, tai čia esminis dalykas. Tai tiek turbūt iš mano pusės.